šito krašto perlas tikrai. Ana buvo labai šviesi asmenybė, visus mylinti, labai mylėjo savo kraštą, gamtą, žmonės, visų tautybių. Didžiuotis turi visa Lietuva. O kad mes taip Vilniuje, kad jį gyveno Vilniuje ir mano tautietė yra taip čia, tai man garbė tikrai, kad aš pažinojau ją ir gyvenau su ją tame pačiame laike. Ji buvo legenda ir stebuklas. Neturėjo nė vieno sveiko kaulo, tik sutrupėjusius. Dešimtmečius gyveno sugipsuota, nejudanti, neprigirdinti, kenčianti nežmoniškus skausmus. 30 paskutiniųjų metų pasaulį matė vien pro namų langą. Ji gyveno savo paveiksluose. Liga uždarė duris į pasaulį, bet atvėrė langą į nuostabų talentą. Su šitų keltuvo pagalba Ana, gyvendama viena, galėjo persėsti nuo lovos į vežimėlį ir atgal. Šitą keltuvą sukonstruavo jos brolis Henrikas iš tokių paprastų medžiagų, dviračio ratas ir skalbimo mašinos variklis. Ana sėdėdavo 30 metų ant šitų neštuvų ir dieną ir naktį. Naktį lovoje, a dieną vežimėlyje. Paskutinius 2 metus Ana buvo pusės paralyžiuota, jau negalėjo tapyti, bet vieną ranką siuvinėjo, visą laiką kažką tai darė. Visi tabariškių žmonės su Ana buvo susiję ir turbūt nėra tokio namo, kas neturi Anos paveikslų, nes Ana buvo labai dėkinga žmonėms už kiekvieną pagalbą ir tada tapė ir dovanojo savo paveikslus. Ana Krepštul, moteris, kurio šviesoje norėjosi sušilti. Lankytojai į jos namelį Tabariškėse, Šalčininkų rajone, važiavo autobusais. Ana buvo čia gimusi ir užaugusi vietinė. Kaip ir kiti šiame krašte, lietuviškai nekalbėjo. Kai atvykdavo kas nors nuo Kauno ar Šiaulių, sakydavo svečiai iš Lietuvos. Čia taip sakoma nuo seno, jei ne iš Vilniaus krašto, tai iš Lietuvos. O štai Europos, Jungtinių Amerikos valstijų ir tolimos Australijos turistams painiavos nebuvo. Lietuvos dailininkė, Lietuvos fenomenas, stebukladarė. Popiežius Jonas Paulius II Vatikane priimdamas Anos dovanotus paveikslus padėkojo taip: brangiai Vilnijos sesei iš mylimos Lietuvos. Popiežiui Jonui Pauliui II Ana padovanojo 4 paveikslus, 3 tapytos, 1 siuvinėtas ir popiežius atsiuntė tokį laišką palaiminimą ir Ana labai džiaugiasi šituo apdovanojimu ir sakė, kad šitas apdovanojimas pats tokias brangiausias už visą mano gyvenimą ir kūrybą. 2 insultus, 2 infarktus turėjo, alergija tepalams. Daugybė tokių ligų, kurių galima padalinti daugybei žmonių. Tai buvo pas ją viena. Nebuvo tokios dienos, kad ką nors jai neskaudėjo. Ir kaip biskupas Tunaitis atvažiavo į Anos laidotuvės, tai pasakė šventoji kankinė. Jinai buvo labai kitiems žmonėms prieinamas žmogus ir jinai sugebėdavo bendrauti labai taip nuoširdžiai. Ir vaikams, ir aplinkiniams čia buvo kaip atgaiva su ją bendrauti. Ana neskirstė žmonės pagal tautybės. Ir neklausė, ar ten Lenkas atvažiavo, ar lietuvis, ar ten rusas. Pas mus ir kraštas toks daugia tautiškas, nes čia gyvena ir Lenkai, ir rusai, ir ukrainiečiai, ir čigonai, ir lietuviai, ir nėra taip. Ir mūsų kalba netgi tokia savita. Aš manau, kad tai dar ir pliusas, pasididžiavimas to krašto, nes mes išskirtiniai esame. Ir galime didžiuotis. Gal ne visi supranta tavo išskirtinumo. Gal mus vos legia, kad jūs nemokat ten lietuvių kalbą gerai, bet mes suprantam vienas kitus.
čia svarbiausias toks, ta grožybė tame, kad mes suprantam vienas kitą. Sąvoka tuteišiai jinai atsirado XIX amžiaus antroje pusėje, XX amžiaus pradžioje, kai pradėjo formuotis šiuolaikinės lietuvių, lenkų, baltarusių tautos. Ir tuteišis atsirado kaip sąvoka žmonių, kurie nesinorėjo identifikuoti su tomis tautomis. Dažniausiai iš tokių kaimiškų vietovių, kurie nenorėjo identifikuoti su kažkuria iš šitų tautų, nes reikia turėti omeny, kad tuo metu tai buvo labai naujas dalykas, kad kiekvienas žmogus turi tautybę, kad jis yra ten lenkas, ar lietuvis, ar baltarusis. Ir iš to ir atsirado ta sąvoka pati tuteišis, po to ir ten visokie nacionalinio, sakykime, tautinių atgimimų, visokie, sakykime, tai propaguotai, gaivintai, ypač iš baltarusių pusės, tai jie naudoja sąvoką tuteišį kaip nesusipratusi, tas, kuris nepasirinko savo tautybės. O dabar jau po viso 20 amžiaus, po visų totalitarizmo, tai realiai yra tuteišis, žmogus realiai kultūrinė sąvoka, tai dažniausiai gali sutikti žmogų, kuris sakytų, iš mano 4 senelių, visi 4 buvo skirtingų tautinių tapatybių ir jis gali pasakyti, aš esu tuteišis, nes jam sunku kažkam save priskirti. Arba tai dar galima sutikti lenkiškos, baltarusiškos kultūros tokiuose paribiuose, kur yra persimaišiusios tos kultūros, tai irgi gali sutikti tokią sąvoką. Tai dabar tai yra jau grinai toksai kultūrinis reiškinys, reiškiantis persimaišymą kultūrų ir nebegebėjimą atskirti, kur yra kur lenkų, kur ten lietuvių, kur ten baltarusių. Bet jeigu mes pažiūrėtume ten į mokslinius tyrimus ar į gyventojų surašymus, ten jau yra statistiškai niekinis skaičius žmonių, kuris save apibūdina kaip tuteišių. Dabar jau save ar lietuvių, ar lenkų, ar ten rusų, ar baltarusių jau save priskiria prie kažkurių šitų kategorijų. Tuteišystė jinai yra labai regioninė tapatybė. Tuteišiai tai yra paprastai katalikai gyvenantys buvusioje Lenkijos vadinamoji Vilniaus vaivadijoje, arba Vilenšiznoje, arba Vilnijoje. Ir jie labai lokalūs. Jų praktiškai nerasi jokiuose kitose regionuose. Ir daugelis mokslininkų sako, kad būtent XIX amžiaus antroje pusėje, rytų Lietuvoje, toje zonoje, kur tradiciškai susidurdavo slaviškasis ir baltiškasis, reiškia, etnosai, ir atsirado tuteišystė. Tai yra labai savita regioninė tapatybė, kuri apibrėžiama keliais parametrais. Kai mes sakome, kas yra šiandieninis lietuvis, tai pirmiausia lietuvių kilmės asmo, kuris kalba lietuviškai, tai apie tuteišiui lygiai tokį patį apibrėžimą mes galėtume pasiūlyti į klausimą, kas yra šiuolaikinis lenkas. Tačiau tuteišiui mes taip negalime lengvai apibrėžti, nes tuteišių kalba tai nėra esminis jo tapatybės apibrėžimo kriterijus. Jie yra labai religinga socialinė grupė, daug religingesnė, sakysim, negu šiuolaikiniai lietuviai ir net šiuolaikiniai lenkai. Bažnyčia tuteišių gyvenime iki šioliai vaidina labai svarbų vaidmenį. Kitas jų labai svarbus bruožas tai yra labai stiprūs šeimos ir giminystės ryšiai. Tuteišių tradicija, jų kultūra, jinai išlaikoma šeimose iš kartos į kartą. Lenkų kalba jiems buvo pirmiausia jų religinė, jų tikėjimo kalba. Lenkiškai jie melsdavosi ir tebesimeldžia bažnyčioje. Ir tas ryšys su lenkų kalba yra labai stiprus. Tautiškumas, jeigu taip, tai yra žmogiškumas, ne kalba, o žmogiškumas. Ir ar tu kalbi lenkiškai, lietuviškai, bet visų pirmiausia, jeigu tu esi žmogus, visa prasme to žodžio, tai tada, tu suprasi kiekvieną. Ana Krepštul tikrai anksti suprato, kokia kalba sujungia žmonės. Ana gimė 1932 dabartinėme Šalčininkų rajone. Visą gyvenimą čia, tėvų namelyje Tabariškėse ir praleido. O gyvenimo būta išties dramatiško. Turėdama 10 metų susirgo tokia nepagydoma liga, kaip kaulų tuberkuliozė, osteochondrozė. Ilgesnį laiką turėjo gulėti lovoje ir kad dukra neliūdėtų, jos tėvas Stanislav Krepštul
kuris buvo mokytojas Tabariškėse, o po to ir mokyklos direktoriumi. Nupirko spalvotus pieštukus, albumą ir Ana pradėjo piešti. Tokie iškart buvo paprasti piešiniai. Ana turėjo brolį, kuris buvo 2 metams vyresnis už Aną, atnešdavo gėlės, atnešdavo naminius gyvūnus ir Ana piešė. Brolis Henrikas, sesuo Danuta ir tėvai stengiasi Anai padėti kaip įmanydami. Deja, liga nesitraukė. Kaulų lūžiai tapo merginos kasdienybę. Anai pakakdavo žvitriau pasukti kaklą ir skausmas perverdavo kiaurai. Vienintelis Anos mokytojas buvo tėvas, nes dėl ligos Ana negalėjo lankytis mokyklos, negalėjo mokytis tapybos. Ir tėvas sakė, taip, tapyk taip, kaip tu jauti, kaip jaučia tavo širdis, bet nepamiršk, kad dalininkas netgi blogiausioje vietoje turi pamatyti grožį ir parodyti žmonėms. Per visą gyvenimą liga progresavo. Kai Annai buvo 20 metų, buvo padaryta sunki operacija, buvo išimtas kelias, tada koja sutrumpėjo 20 cm. Ana patyrė klinikinį mirtį, pasakoja, kad matė save iš šono, matė, kaip ją gydytoja reanimuoja. Po šitos operacijos Ana 3 metus buvo sugipsuota ir po to tik tai galėjo vaikščioti su tokiu dideliu ortopediniu batu. Bet Ana niekada nenorėjo būti našta tėvams, išmoko iš mamos siūti ir 15 metų siuvo. Rankdarbiai tapo ne tik atgaiva, bet ir duona. Garsas apie jauną auksarankę siuvėją, mezgėją, siuvinėtoją nuvilnijo plačiai. Neįgaliai meistrei užsakymus teikė net sostinės direktorienės bei ministrienės. Padėjusi adatą ar virbalus, Ana čiupdavo teptuką, be jo negalėjo. Tapė ir tapė. Ką mato, ką įsivaizduoja, kuo tiki. Kai pirštai pavargdavo, teptuką prisirišdavo. Ant drobės gulė skaidrus Anos pasaulis, be ligų, be kančios. Deja, idiliškas tik tol, kol skausmingi judesiai nenudiegdavo kūno. Pirmas toks Anos talentą pastebėjo įžymus lietuvių geografas Česlavas Kudaba, kuris atvažiavo čia į Tabariškes ir pamatė Anos paveikslus ir padėjo ją įsidarbinti į kombinatą dailę. Tai tada komisija kiekvieną mėnesį išrinkdavo porą paveikslų ir parduodavo. Tai tokie pirmieji pinigai buvo už Anos paveikslus. Bet po tėvo mirties nebuvo kam jai padėti, nuvežti Vilnių, reikėjo paveikslus įreminti. Ir jau tik tai 3 metus Ana galėjo dirbti kombinate. Kai Ana turėjo 45 metus, tai turėjo jau naudotis neįgaliojo vežimėliu. Daugiau jau vaikščioti negalėjo, tik tai galėjo pasaulį matyti nuo savo namų slenksčio. Henrikas dirbo ir gyveno Varšuvoje, dėstė Varšuvos institute, o sesuo Danuta buvo fizikos mokytoja, kuri gyveno čia netoliese, Turgeliuose ir visą savo gyvenimą dirbo mokykloje. Visa šeima Anos buvo labai gabi, tikrai ir tėvas, ir brolis buvo techniškai labai gabus. 60 metais sukonstruavo tokį automobilį. Dar niekas neturėjo automobilių čia pas mus Tabariškėse aplinkui, bet Stanislavas Krėpštulpis sukonstruavo automobilį iš tokių paprastų irgi medžiagų. Variklis buvo nuo motociklio, o korpusas padarytas iš fanieros, netgi turėjo automobilį savo valstybinius numerius. Ir tikrai tėvas jautė, kad Ana negalės vaikščioti ir norėjo kuo daugiau jai parodyti. Ir Ana tuo metu padarė labai daug eskizų, kurias po to naudoja visą savo gyvenimą. Po tėvų mirties Anai teko išmokti gyventi savarankiškai. Dėl ligų ji beveik nebegirdėjo, kasmet vis labiau silpo ir širdis. Antra pusė gyvenimo, tai jinai Tabariškis mato pro langą. Ir jos visas gyvenimas buvo matytas pro langą, nes jinai buvo ant vežimėlio, bet žmonės pas ją atvažiuodavo ir jinai
laukdama žmonių pro lango žiūrėjo, kada jie atvažiuos. Kaip atvažiuodavom pas ją, visada švaru, visada tvarka. Pas kiekvieną moterį, kuri turi sveikatą rankas, taip yra kvepia pyragais, nežinau, ir nuolat šypsosi. Ji niekada kad man sunku, man ten bloga, niekada taip nesakė. Tik tai galėjo tapyti, kai visur yra švaru, kai atvažiuodavo gydytojas, sakė, kad namuose sterili švara, o tapydama tikrai buvo laiminga, nes pamirždavo tokį savo sunkų gyvenimą, tokį sunkų likimą. Likimas tikrai buvo sunkus, turėjo daug ligų, per visą savo gyvenimą patyrė 77 kaulo lūžiai, o pragyveno 75 metai, tai daugiau lūžių, nes pragyventų metų. Ana nepajuto, kaip jos namelis tapo žinomiausias visose Šalčininkų apylinkėse. Žmonės čia važiavo lyg į šventą vietą, semtis įkvėpimo. Kartais nepajėgianti kalbėti, bet gerumu švytinti tautodailininkė ir graudino, ir žavėjo. Visada mes taip dėjojam, tiek daug tokių problemų, bet kaip aš pabendravau su Ana, tai kitaip pažiūrėjau į tą pasaulį. Tikrai. Man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų turi imti pavyzdį iš jos. Netgi ir politikai, nes žiūrėti trupučiuką į pasaulį, į žmogų kitaip, iš meilės pusės, iš to gyvenimo prasmės, nes mes materialistai daugumoj, o ji gyveno taip, kaip turi žmogus gyventi. Džiaugtis kiekvieną akimirką. Visada su šypsena, buvo labai kukli, visus mylėjo ir sakydavo, kad galima būti labai laimingu žmogumi, užmirždama apie save, tik tai galvodama apie kitus. Gyveno dėl žmonių, gyveno dėl kitų, norėjo po savęs labai daug palikti paveikslų, rankdarbių ir tikrai labai daug paliko, nes nutapė daugiau negu 3500 paveikslų, tai tokių didesnių, neskaitant tokių mažesnių formatų. Anos Krepštul paveikslai rado namus visame pasaulyje. Savamokslės Tabariškių dailininkės darbų įsigijo privatūs kolekcininkai, muziejai, religinių paveikslų šventovės. Labai tikinti buvo, kai brolis gyveno Varšuvoje, tai Ana 2 kartus į savaitę rašė jam laiškus. Ir laiškuose Ana rašė, kad tokiam sunkiam gyvenimui man padėjo darbas, tikėjimas ir žmonių gerumas. Atvažiuodavo daug kunigų, aukojo šventos mišios ir kunigai sakydavo, kad mes atvažiuojam pas Aną kaip ir į kolekcijos. Ana buvo labai apsiskaičiusi, su ją buvo labai įdomu bendrauti. Su kiekvienu Ana galėjo rasti bendrą kalbą. Visą laiką buvo prie mirties, visada. Ir sakydavo, aš mirties nebijau, aš visada pasiruošusi mirčiai, bet pagal metus pragyveno visą savo šeimą ir pas mus Tabariškėse palaidota visa Anos šeima. Danuta mirė 3 metus, kaip mirė, tai buvo mano Anyta, kuri vedė šį muziejų, ir tikrai daug sielos, daug širdies įdėjo į šį muziejų. Turime gyvenime džiaugtis kiekvieną akimirką, nes ačiū Dievui, kad atsikeliam, kad pragyvenom tą dieną. O be to, Ana taip mokėjo matyti tą pasaulį, tiek spalvų, nors tiek ligų, tai sakau, čia tikrai žmogus, kurio reikia ne tik didžiuotis, kad mes gyvenom vienam kaip laikotarpyje, bet ir kad imti pavyzdį iš jos, kaip išvis pragyventi tą gyvenimą.
Lietuvoje pagal 21 metų surašymo duomenys gyvena maždaug 183 tūkstančiai Lenkų, tai yra maždaug 6,5% gyventojų. Tačiau įdomu tai, kad net 50 tūkstančių gyventojų, o tai yra beveik 2 procentai visų Lietuvos gyventojų, jie nenurodė savo tautybės. Dėl ko jie nenurodė tos tautybės, mes galime tik svarstyti, nes žmonės turi teisę jos nenurodyti dabar. Tačiau įdomu tai, kad pusė iš tų 50 tūkstančių gyvena Vilniaus apskrityje. Ir labai tikėtina, kad didelė tų žmonių dalis yra tie vadinami tuteišiai, kurie tiesiog netapatina savęs su kažkokia viena tautybė ir save laiko tiesiog vietos gyventojais. Jeigu jie save apibrėžia Lietuvos Lenkais, tai yra Lietuvos Lenkai šioje vietoje. Kai juos bando vietoj to vadinti kažkaip kitaip tuteišiais, tai Lenkai traktuoja, kad čia yra bandoma kažkaip jiems iš viršaus primesti tapatybę, ar neigti jų kažkokį tai kultūrinį tapatumą, ar neigti jų istorinės šaknis ir dar tam tikrą prasme, kas, truputėlį istoriškai yra teisinga, ne, tai bandoma juos, taip sakant, degraduoti, ne, nes Lenkas yra kažkoks, ne, jau vis tiek yra kažkokia kultūrinė tapatybė, kažkokia istorija, o tuteišis tai dar toks, ne, į tokių laiptelių žemyn nuleidžius, kad ne, tu vis dar nesusipratęs ir mes tave, taip sakant, atpratinsim ar pripratinsim prie to, kur reikia. Tai vadintini tuteišiais tai, kurie save vadina tuteišiais. Tai sakau, tokių nėra daug, gyventojų surašymas, aš tai nežinau, ten keli šimtai iki kelių tūkstančių galima rasti, tai juos ir galima vadinti, jeigu jie save vadina. Bet jeigu Lietuvos Lenkai save vadina Lietuvos Lenkais, tai juos ir reikėtų vadinti Lietuvos Lenkais. Pirmiausia, sakyčiau, kad jie turėtų didžiuotis savo unikalia regioninę kultūrą. Niekas tokios kultūros daugiau neturi Lietuvoje ir Lenkijoje. Lenkijos galima lyginti nebent su, sakysim, Šlonsko gyventojais. Aišku, jie gali didžiuotis ir tuo, kad daugelis jų šiandien save laiko Lenkų tautybės žmonėmis. Lenkų kultūra Lietuvoje turi labai gilias ir turtingas tradicijas. Pradėkime nuo Adomo Mickevičiaus ir pažvelkime į Lenkų romantikus, kurie buvo glaudžiai susiję su Lietuvos istorija. Pažvelkime į tai, kokį didžiulį poveikį Lenkų kalba ir kultūra padarė mūsų tai vadinamai tautiniai inteligentijai. Prisiminkime mūsų senosios tautinės inteligentijos tokių žmonių kaip Basanavičius, Kudirka ryšius su Lenkų kultūra. Tai ieškokime tos bendros istorijos. Nemanykime, kad šito krašto žmonės turi labai skirtingas ir atskirtas istorijas. Ieškokime tų istorinių ryšių. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.